Stiprių žmonių niekas nemėgsta, nes stiprus žmogus nepatogus žmogus, nes jis kalba tai, ką jaučia, sako tai, ką galvoja, gyvena taip, kaip pats mato. Jis turi aiškią poziciją, jis kalba už save. Ir kai nori pasakyti ne, jis pasako ne. Be vaidybos, be dirbtinų šypsenų, be apsimetinėjimų, be kaukių. Tam, kad būtum savimi, reikia didelės vidinės jėgos. Ir stiprus žmogus tai tas, kuris išdrįsta būti savimi. Todėl jis nepatogus. Apie jį sako konfliktiškas, sunkus, nekomfortiškas, bet iš tiesų jis tiesiog nėra baldas. Jis negyvena dėl kitų patogumų, jis gyvena savo gyvenimą. Tokie žmonės dažnai laikomi netinkamais, bet būtent jie patys patikimiausi. Stiprių žmonių nemėgsta, nes stiprų žmonės nepasiduoda.